Mūsų pirmoji diena Olynieke. Nuo pat ankstaus ryto skubame į Olyniek centrą. Mūsų procedūros prasideda 8 valandą. Pirmiausia, Kristijono laukia kineziterapija 2 valandos su Luiza, po to laukia 1 valanda georobotas, po to pertraukėlė pusvalandis ir po pertraukėlės vėlgi valanda kineziterapijos su Paulina ir po to sensorinė integracija su Martyna. Štai matote, praktikuojamės žengti žingsnius. Kristijonui trūksta labai drąsos. Jis kol kas nedrąsiai žengia, nors jau tikrai gali ir moka, bet baimė trukdo jam. Taigi nemažai laiko skiriama šiam reikalui ugdyti. Kristijonas nelabai patenkintas tuo, nes jis vis prašo, kad jį laikytų. Bet terapeutai nepasiduoda ir atkakliai reikalauja jo daryti tai pačiam. Toliau matote georobotas. Georobotas yra puikus įrenginys skirtas žingsniuoti per valandą jisai sužingsniuoja apie 2000 žingsnių. Šis robotas gali reguliuoti, kiek pacientas turi naudoti pats jėgos, kokio ilgio žingsnius daryti, galima netgi žingsniuoti laiptais. Toliau matome, kaip bėga su Paulina ant bėgimo takelio, gana greitai iš tikrųjų. Jam tai yra labai sunku ir ten tenka daug jėgų. Dabar su Paulina keliauja ant laiptų. Štai laiptai vėlgi nėra lengva, ypač kai laiptai tokie aukšti ir status. Bet Kristijonas kaip ir pripratęs, tai reikia fizinės ištvermės atlaikyti kineziterapeuto užduotą laiko tarpą ant šių laiptų. Puikia nuotaika, kadangi šalia groja Mamma Mia, tai suteikia dar papildomai motyvacijos. Šis žingsniavimas laiptais puikiai treniruoja sėdmenis ir kojų raumenis. Ištvermė tikrai reikalauja daug jėgų. Atsimenu, pirmuosius kartus ant šių laiptų buvo visai sudėtinga. Dabar jau vis drąsiau ir drąsiau. Gal vieną dieną nereikės prilaikyti rankų. Ačiū visiems už palaikymą. Iki.